Labas, mielieji. Sveikinuosi iš savo sosto. Turiu pasidarius skanios mačios iš savo naujo puodelio. Turiu silpnybę, kur bebūčiau, jeigu matau Starbucks coffee shop, būtinai užeisiu, nusipirksiu savo naują puodelį. Kolekcionuoju. Starbucks mano silpnybė. Tai va, dar vienas puodelis į mano kolekciją. Šiandien iškraudinėju lagaminus, skalbiu 3 asmenų daiktus ir ką. Turiu sąrašą darbų, kurį man atsiuntė asistentė. Vienas iš tų darbų yra paruošti storius ir atsakyti į jūsų klausimus apie apyrankes. Kaip ir kiekvieną mėnesį sulaukiu labai daug klausimų, kas liečia pinigų tematiką. Vis tik tai pinigų tematika yra viena aktualiausių ir svarbiausių materialioj žemėje, ar ne, mūsų planetoj. Gal kažkas nesutiks su manimi, bet su manimi nesutiks tik tie, kurie turi pakankamai. O visi kiti tikrai sutiks su tuo, todėl kad pinigai yra komfortas, pinigai yra laisvė, pinigai yra gyvenimas, pinigai yra gyvybė. Ar ne? Kol yra pinigai, tol tu jautiesi naudinga šioje žemėje. Gal taip galėčiau pasakyti. Tai va, tai kas liečia pinigų tematiką, gausos kristalų yra labai daug. Ir aš turbūt juos visus esu susirinkus, visus juos aš sąžiningai nešiojau. Ir pas mane visada ant rankos, kaip pagrindinius kristalus, galit matyti būtent su gausos tematika susijusius kristalus. Pinigų tematika yra labai plati. Ir jeigu aš jums pradėčiau čia dabar pasakoti, ką reikėtų padaryti, kad į savo gyvenimą pritraukti pinigus ir kaip reikėtų save atidirbinėti, tai junkitės į mano gausos architektūrą 2.0 kvantinis šuolis kursą, 3 savaičių kursą ir mes visiškai pakeisim jūsų požiūrį į pinigus ir atlaisvinsim tą energiją. Atminkit, balandžio 15 startuoja. Jeigu norit nuorodas, parašykit man, aš jums atsiųsiu. Sveiki, jaučiu, kad noriu daugiau uždirbti, bet kažkas stabdo. Ar yra kristalas, kuris padėtų su pinigų srautu? Iš tiesų yra daug kristalų, kas liečia gausos tematiką, nes aš esu moteris gausa ir aš realiai turbūt susirinkau visus planetos gausos kristalus. Aš juos visus nešiojau ir noriu pasakyti taip, kad su kiekvienu kristalu aš jaučiau vis kitą pojūtį. Tai yra, su kiekvienu kristalu aš pereidavau visi naują lygį. Tai nereiškia, kad jūs užsidėsit vieną kristalą ir viskas, daugiau nebereikės jokių gausos kristalų. Kiekvienas jų atidirba savo tematiką, kiekvienas jų pramuša savo lubas ir taip po biškį keliaujam į tą neribotą gausą, ar ne? Tai šiuo metu aš nešioju iš gausos kristalų Arūšą. Oi, mylėji, kaip sunkiai man šiandien sekasi įrašinėti storius, reelsus. Labai sunkiai. Nu, bet susiimk, Greta, susiimk. Gurkšnelis mačias gal padės. Važiuojam. Labai bijau būti matoma ir kalbėti apie savo veiklą. Ką rekomenduotumėt? Labai rekomenduoju atkreipti dėmesį į Arūšą. Arūša būtent tas kristalas, aš jį nešioju dabar kaip tik, jisai perkelia mane visiškai į kitą lygį. Aš paaugau su savo Instagramu ir su savo pajamom. Arūša tai yra tas kristalas, kuris padeda atsikratyti baimės ir rodytis viešumai. Nes pinigų energija, tam, kad gauti pinigų energiją, reikės pasirūpinti savo vidinių resursų. Teisingai. Tada tam, kad tuos pinigus pritraukti į savo gyvenimą, teks būti matomu, nesvarbu kam. Nes mums pinigus moka žmonės. Mums iš dangaus nekrenta, nelyja pinigais. Nu, kai kuriais atvejais pas kažką galbūt taip ir yra. Bet iš esmės, tam, kad pritraukti pinigų resursą, reikės būti matomiems tiems žmonėms, kurie norės jums mokėti. O jie moka mums už energiją. Tai tam, kad būti matomu, labai rekomenduoju atkreipti dėmesį į Arūšą. Nuostabus kristalas. Žinot, žiūriu aš į šitą mačius puodelį savo, gražų, spalvotą. Galvoju, kaip aš užsiknisau. Kaip aš pavargau. Ta prasme, aš tokioj centrifugoj neprisimenu, kada esu buvus. Ir ne dėl to, kad aš dirbu ten daug ar dar kažką, ne. Bet dar prisidėjo vaikas. Ir tai yra toks juodas darbas. Tu negali eiti miegoti, kada tu nori. Tu negali keltis, kada tu nori. Tu negali dirbti, kada tu nori. Tu negali į tualetą nueiti, kada tu nori. Ir man taip yra sudėtinga iki šiol, tokiam silpnumo akimirkom, taip sudėtinga tą priimti, kad aš nemoku jums papasakoti. Ir šito kelionėje aš taip užsiknisau, todėl kad aš dirbu animatorium. Ant galinės sėdynės. Mamos mane supras. Ir man ranką skauda.
Aš būtinai atsigausiu, atsistatysiu savo resursą, atmedituosiu savo laiką ir keliausiu verti jūsų apyrankių. Tai čin čin. Iki greito.